Sveiki ir sveiki atvykę į naują Smarticle atvejo tyrimą. Šiandien su Christian Meyer iš Pony Verlag ir jo Grafik Magazine. Sveiki, Kristianai, ačiū, kad skyrėte laiko. Gal trumpai prisistatykite. Taip, mano vardas Kristianas Meyeris, esu Pony Verlag generalinis direktorius ir leidžiame grafikos dizaineriams skirtą žurnalą Grafik Magazine. Nekantrauju šiandien su jumis pasikalbėti. Kristianai, papasakokite mums, kaip jums sekėsi tvarkyti prenumeratos valdymą prieš pradedant dirbti su Smarticle. Kaip tai darėte? 20 metų leidome gerai žinomą dizaino žurnalą Vokietijoje. Vėliau savininkas jį uždarė. Save Laikom Tarsai Novum World of Graphic Design Epidinijų. Mūsų žurnalas specializuojasi spaudos ir apdailos srityje. Rūpinamės, kad mūsų žurnalas atrodytų gerai ir sutelktų dėmesį į spaudą. Tai reiškia, kad mūsų redakcijos komanda turi būti labai susitelkusi, nes spausdintas turinys išlieka amžinai. Todėl mums pasisekė, kad turime puikią spaustuvę e-Irdl-Drutk und Medien, kuri bendradarbiavo su mumis kuriant internetinę parduotuvę. Viską, kas susiję su prenumeratos valdymu ir pardavimais, darėme kartu. Tačiau tam tikrų momentų nebegalėjome eiti toliau, nes turėjome investuoti labai daug laiko į duomenų palaikymą, užklausų projektavimą ir priminimų rašymą. Dėl šios priežasties tuo metu ieškojome profesionalaus sprendimo ir galiu įsivaizduoti, kad daug darbo reikėjo atlikti rankiniu būdu. Tikrai nebuvo lengva viską sekti. Taip, būtent taip. Iš tikrųjų tai buvo akstinas, paskatinęs mus pasidomėti rinką ir pažiūrėti, ką galėtume rasti, kas padėtų mums sumažinti šias pastangas arba išlaikyti jas ribose. Tuomet ir susidūrėme su jumis. Wahnsinnig viel Zeit investiert haben, die Daten zu pflegen oder Anfragen zu gestalten oder auch leider Mahnungen schreiben zu müssen. Und das war praktisch für uns auch der Auslöser zu sagen, wir suchen da mal eine professionelle Lösung, die uns da einfach ein bisschen weiterhilft. Prieš pradėdamas kalbėti apie Smarticle turiu klausimą. Kas atliko visą šį darbą? Ar turėjote palaikymą, ar viską darėte vienas? Mums labai pasisekė, kad mūsų spaustuvėje e-Irdl dirba tikrai puikus darbuotojas. Čia tikrai noriu paminėti Matijasą Fronersą, nes jis buvo tikrai atsidavęs. Ir mano kolega Tobiasą Holzmaną, kuris taip pat padėjo ir kuria interneto dizainą. Jis taip pat sukūrė interneto parduotuvės dizainą. O aš iš tikrųjų viskuo rūpinausi finansiškai. Dalyvavo keli žmonės ir kiekvieną kartą, kai reikėjo išrašyti sąskaitą faktūrą, pastangos buvo vienodos. Taigi, 2 savaitės tikrai buvome labai užsiėmę sąskaitų faktūrų išrašymu. O antras dalykas – tolesni veiksmai arba kai kas nors norėdavo, kad būtų pakeistas pašto adreso pavadinimas. Visada buvau ten asmeniškai. Tatsächlich alles, was das Finanzielle angeht, da war ich dann derjenige, der das alles selber gemacht hat. Tai tikrai daug. Sakėte, kad tada ėmėtės paieškos ir radote Smarticle. Kuo apskritai jūs iš pradžių sudomino Smarticle? Kas jūs sudomino? Jūsų svetainės dėmesys prekybos žurnalams mane įtikino. Mes taip pat save laikome prekybos žurnalu. Nesame vien tik prekybos žurnalas, nes esame ir vartotojų žurnalas, bet svetainė vis tiek mane įtikino. Ten išgirdau įdomių dalykų, pavyzdžiui, kad vartotojai gali patys tvarkyti prenumeratą ir kad yra automatinė priminimų sistema. Man tai pasirodė labai svarbu. Reine Fachzeitschrift, weil wir ja auch so ein Zwitterwesen zwischen Publikumszeitschrift und Fachzeitschrift sind. Aber die Webseite hat mich doch echt angesprochen und ich habe gesagt, okay, für Fachmagazine ist das eigentlich, wurden so ein paar Aussagen gemacht, die mich natürlich getriggert haben. Ja? Die Abo-Verwaltung, dass die Nutzer das selber machen und so weiter, automatisches Mahnwesen, das waren natürlich wichtige Punkte für mich. Tada susipažinome ir pirmą kartą diskutavome.
Žvelgiant atgal, kokios buvo pagrindinės priežastys, dėl kurių tuomet nusprendėte pasirinkti Smartiklę? Juoksitės, kai pirmą kartą įkėlėme idėją žurnalą ir pamatėme, kokie laikraštį su straipsnių skaitimo režimu iš jo galima sukurti. Tai mums davė daug peno apmąstymams. Tačiau aš visada slaptai ieškojau būdų, kaip galėtume tai kaip nors išplėsti žiniasklaidos požiūriu. Ir buvo tiesiog funkcijų, apie kurias iš tikrųjų taip plačiai neskelbėte, bet kurios mus labai jaudino. Pavyzdžiui, kad jei turite prenumeratą, galite ieškoti visuose numeriuose. Tai iš tikrųjų yra idealus tarpmedijinis išplėtimas mūsų skaitytojams. Taip pat norėčiau aiškiai atkreipti dėmesį į studentus, kurie gali naudotis šią priemonę. Čia galiu ieškoti temų savo studijoms. Graphic Magazine yra 1000 kartų labiau cituojamas nei bet kuris Google straipsnis. Mums tai ypač patiko ir manėme, kad tai iš tikrųjų yra puikus dalykas ir kažkas, ką galėtume padaryti savo skaitytojams. Tai žinoma labai svarbu ir taip mes taip pat galime sukurti naują vertę. Zu sagen, okay, für mein Studium kann ich Themen suchen. Das Grafikmagazin ist 1000-mal besser zitierfähig als irgendein Google-Artikel. Und das hat uns dann eigentlich gecatcht. Und dann haben wir gesagt, das ist eigentlich eine super Sache. Und das ist etwas, wo wir unseren Lesern was Gutes tun können. Das ist uns natürlich sehr wichtig. Und ja, auch einen neuen Wert schaffen können. Wow, spannend, okay. Oho, įdomu, gerai. Tada pradėjome įdarbinimo procesą. Kaip apibūdintumėte šį bendradarbiavimą iki šio momento, kaip jums vyko įdarbinimo procesas, kaip jį vertinote? Pirma, mes esame šiek tiek sudėtinga grupė, nes toks grafikos žurnalas kaip šis priklauso nuo to, kad viskas būtų grafiškai tobula. Tai reiškia, kad mūsų skaitytojai arba žmonės, kurie lankosi mūsų svetainėje, tikisi iš mūsų vizualiai nepriekaištingo produkto. Kitaip tariant, natūralu, kad tam teikiame daug daugiau reikšmės nei gaisrininkų ar policijos žurnalai. Žinote, ką turiu omenyje. Kalbant apie jungimo procesą, norėčiau pasakyti, kad jis veikia neįtikėtinai gerai ir mums iš tikrųjų pavyko sukurti parduotuvę, kuri iš tikrųjų daro garbę grafikos žurnalui. Ir labai džiaugiuosi, kad mums pavyko tai padaryti, o dabar jau savaitę veikiame internete ir ji tikrai veikia, žmonės per ją perka, taigi viskas tinka. Hat es wirklich wunderbar funktioniert, weil es ist für uns ganz, ganz wichtig, eben nicht über irgendeine, per E-Mail und was es alles an neuen Möglichkeiten gibt zu kommunizieren, sondern ich rede gerne mit den Leuten und das hat einfach wahnsinnig gut funktioniert und so haben wir das dann tatsächlich hinbekommen, dass das ein Shop ist, der wirklich einem Grafikmagazin wirklich zur Ehre gereicht und das hat mich sehr gefreut, dass wir das hinbekommen haben. Und ja, und jetzt sind wir ja seit einer Woche online und es funktioniert wirklich, die Leute kaufen darüber, also das passt alles. Puiku, man tai labai malonu ir labai dėkoju už atsiliepimus. Kokias sritis šiuo metu jums teikia didžiausią pridėtinę vertę? Ar jau galite apie ją ką nors pasakyti? Taip, po savaitės iš tiesų būna šiek tiek sunku. Galiu tiesiog pasakyti, kad kalbant apie įmonės strategiją, tai žinoma yra laikraščio tema. Tai žinoma, mums yra visiškai naujas žaidimo laukas, kuriame mes iš tikrųjų taip pat žaidžiame viduje. Kaip galime dar labiau išplėtoti šį tarpmedijinį požiūrį. Bet mums tai labai patinka, nes mūsų žurnalui tai tikrai kažkas naujo. Ir tai, ko jei būtumėte manęs paklausę prieš metus ar kelerius, mes apskritai nebūtume turėję savo radaruose. Ir tai mus labai nudžiugino. Tikiuosi toliau su jumis dirbti ir kartu tobulėti. Ar jau pagalvojote, kaip norėtumėte įvertinti tam tikrus laimėjimus? Wie du bestimmte Erfolge messen möchtest oder kannst. Also, was Erfolge sozusagen für dich ausmacht und wie du die dann messen möchtest? Verslininko sėkmė yra gana paprasta. Kasos aparatas turi skambėti. Kad mūsų žurnalas būtų sėkmingas, jis turi sulaukti skaitytojų dėmesio. Mes parduodame savo turinį, nes jis yra vertingas.
Norime, kad mūsų pardavimai būtų teisingi. Kad to pasiektume, savo klientams siūlome aukštos kokybės ir paprastus būdus, kaip įkvėpti mūsų žurnalo. Norime, kad mūsų studentai galėtų sėkmingiau organizuoti savo studijas. Norime šios dalykus vesti į priekį ir tai turėtų būti mūsų tikslas dabar. Taip pat norime žinoti, ką žmonės žiūri ir kas juos domina. Apie tai jau kalbėjome. Norime gauti daugiau informacijos, kad pamatytume, ko žmonės ieško. Norime žinoti, kas populiaru, o kas ne. Taip pat norime žinoti, kiek laiko žmonės ką nors žiūri. Was schauen sich die Leute an, wo ist das Interesse? Arslan, du weißt, wir haben schon darüber gesprochen. Da freuen wir uns natürlich, wenn wir einfach auch mehr Informationen bekommen, zu sehen, was schauen sich die Leute an, was ist beliebt, was ist nicht so beliebt, was wird nur ganz kurz angeguckt und so weiter und so fort. Taip mes norime padėti jums sėkmingai dirbti. Tikimės keliauti kartu su jumis. Gerbiamasis Kristianai, atsitraukime nuo konkretaus bendradarbiavimo su Smartikle. Kai pagalvoji apie ateitį 2-3, o gal net daugiau metų perspektyvą. Kaip manote, ko reikės leidėjų iš technologijų? Ko prireiks, kad galėtumėte veikti kuo geriau? 2, 3 oder vielleicht auch mehr Jahre. Was denkst du, sind die Anforderungen, die ein Verlag hat an die Technologie? Was wird für dich nötig sein, da bestmöglichst unterwegs sein zu können? Technologiniu požiūriu man tai šiek tiek sudėtinga, negaliu apie tai per daug kalbėti, nes iš tikrųjų spausdintas žurnalas yra mūsų pardavimų centras, tai mūsų įmonės širdis. Labai džiaugtumėmės, jei galėtumėme pasiūlyti žmonėms galimybę geriau suprasti ir panaudoti mūsų turinį internete. Galėtume suteikti jiems dar vieną naudingą priemonę. Kita įdomi tema, žinoma, yra dirbtinis intelektas. Žinote, apie tai jau kalbėjome anksčiau. Akivaizdu, kad tai kažkas įdomaus, kai komandą sudaro 4 žmonės. Daugiausiai jį matau tokiuose pardavimo ir administravimo istorijose kaip ši. Tai tikrai puikiai priemonė, padedanti mums greičiau tvarkyti reikalus. Nemanau, kad labai daug naudosime dirbtinį intelektą redakcinėje srityje, tačiau naudosime jį analizėms, rinkodarai ir pan. Labai džiaugtumėmės, jei artimiausiais metais kartu su jumis galėtume įgyvendinti 1 ar 2 dalykus. Wenn es nicht wirklich so ist, dass der Leser starke Zurückhaltung übt und ja, das wird für uns mal spannend, in einer krisenfreien Zeit zu agieren und das hoffe ich wirklich für uns alle, dass das recht bald der Fall ist. Und technologisch ist natürlich ein Schlagwort künstliche Intelligenz, auch das, du weißt, wir haben auch schon mal ein bisschen darüber gesprochen. Das ist natürlich etwas mit einem Team von 4 Leuten, sehe ich das durchaus, gerade in solchen vertrieblichen Geschichten und Verwaltungsgeschichten ist das ein wichtiges Momentum, was uns hilft, einfach Dinge schneller abzuarbeiten. Was ich nicht denke, ist, dass wir im redaktionellen Bereich sehr auf das Thema KI zurückgreifen werden, aber auf die Analyse, auf Marketing und so weiter. Also da würden wir uns natürlich freuen, wenn wir da in den nächsten Jahren mit euch zusammen in dem Fall wirklich das eine oder andere auf die Beine stellen können. Labai ačiū už įdomų vertinimą, atsiliepimus ir sugaištą laiką. Linkiu jums ir žinoma mums toliau gerai bendradarbiauti ir daug sėkmės. Labai ačiū. Ja, super. Vielen Dank, lieber Christian, an der Stelle für dein Feedback und deine Zeit, die du dir genommen hast. Ich wünsche dir, aber auch uns natürlich eine gemeinsame, gute Zusammenarbeit weiterhin und dass es erfolgreich eben weitergeht, wie es gestartet ist. Vielen Dank. Ačiū, brangus Arsalan, už galimybę ir taip iki pasimatymo.